Dublis numeris 2. Norėtume pristatyti Lietuvos talento žiūrovams lietuvių liaudies meistrą ir muzikantą Kazimierą. Ir kągi jūs parodysite visai publikai šiandien? Labą dieną. Aš turėčiau jūs, gerbiamą publiką, norėčiau jūs pristatyti nuostabų lietuvių liaudies instrumentą, vadinasi malkutės. Malkutės, čia toks senovinis instrumentas, kur grodavo anksčiau. Ir mes jį atgaiviname originaliom malkutėmis ir dabar grojame. Tai va, tai toks ir grojimas yra, labai viskas paprasta ir visi kartu galim pabandyti. O dabar sakykite, gal vis tiek norės žiūrovai ir gal atsiras norinčių pagroti, kaip reikia pirmiausia pasidaryti šitą instrumentą? Ai, tai žinokit, viskas labai paprastumo. Va, žiūrėkit, pasiemate tokią, va, jūs paklausote, jinai su jumis pradeda šnekėti šitą malką, sako, ar girdi, ir jinai tokį pradeda šnibždėti ir tu liktai girdi tą garsą, žinot, po to pasiema kirvuką ir tai, va, čia tik tai reikia akuratniau. Va, tai pasiėmė kirvuką, padaužai, va, čia padaužau. Ir gaunasi jau tos malkutės. Prašau, biškis Skirmantą nufilmavo. Ai, tai žinokit, tai čiagi pas mus viskas paprasta. Tai grįžtam tada į sceną, ar ne, didžiąją, prašom. Taip, tai va, aš pasiėmiau malkutės jau. Eime, vat vis tiek, kad matytų visi. Labą dieną, gerbiamoji publika. Aš jums pagrosiu tokią dainą, tokį muzikos kūrinį, kuris mokė mus kaip genys, vadinasi. Kaip genys. Ir dabar visi kartu galim iškart dainuoti, taip pat daryti kaip aš. Kuku. O dabar visi kartu. Kuku.